4 iš 5 rūkančiųjų savo pirmąją cigaretę sutraukė nesulaukę pilnametystės, tai yra iki 18 metų dar besimokydami mokykloje. Statistika rodo, kad dauguma pradeda rūkyti dar nesubrendę ir nesuvokdami rūkymo sukeliamų pasekmių. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiais mokslo metais pasiūlė sostinės mokykloms antinikotininio klubo projektą. 2012 metais mes atlikome tyrimą apie priklausomybę sukeliančių veiksnių paplitimą Vilniaus miesto mokyklose ir nepaslaptis, rūkymas jaunimo tarpe sparčiai plinta. Mūsų duomenimis bent kartą rūkė arba jau yra pradėję rūkyti yra 65% vaikų, kurie yra 8-12 klasėse, tai yra vyresnės klasės. Prie projekto prisidėjo 12 Vilniaus mokyklų. Šiuose ugdymo įstaigose buvo suburtos komandos iš 3 asmenų – visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo ir psichologo. O kaip konsultuoti jaunus žmones, šiuos specialistus apmokė profesionalūs lektoriai Aina Adomaitytė ir Aurelijus Veryga. Mokyklose buvo sudarytos norinčiųjų mesti arba nepradėti rūkyti mokinių grupės, kurioms kas 2 savaitės buvo rengiami susitikimai. Taip pat teiktos individualios konsultacijos. Viena iš dalyvavusiųjų antinikotininio klubo projekte buvo ir Vilniaus Pilaitės gimnazija. Aš manyčiau, kad tikrai yra ganėtinai didelė problema. Rūkymas yra ir mes atlikom 12 metais priklausomybių tyrimą, apklausėm 4 Vilniaus miesto mokyklas, Mažvydo progimnaziją, Grigiškių šviesos gimnaziją, Gabijos gimnaziją ir savo mokyklos mokinius ir iš atsakymų paaiškėjo, kad vis dėlto rūkymas yra viena iš pagrindinių priklausomybių. Tai tiesiog pagalvojom ir pasitarę su vaiko gerovės komisijos nariais, psichologė, socialinė pedagogė, tiesiog nutarėm įsitraukti šitos programos veiklą, kad galbūt padėtume tiems mokiniams, kurie rūko, galbūt vienam kitam padėtume mesti rūkyti, o kurie nepradėjo rūkyti, tiems galbūt įskiepytume tai, kad ir nepradėtų niekada rūkyti. Projekte dalyvavusius Pilaitės gimnazijos paauglius paprašėme pasidalyti savo įspūdžiais ir mintimis apie rūkymą. Dažniausiai kalbėdavom apie žalingus įpročius, tai diskutavom, ar tai yra gerai ar blogai. Mes kalbėjom, diskutavom, mes bandėm pažinti save, ieškojom naudos iš viso to, kalbėjomės. Ar kaip tu manai, ar tai nors kiek kažkam padėjo, gal mest rūkyt, gal nepradėt rūkyt? Žinoma, padėjo, kiekviena ir nauja žinia, tai man padeda save labiau atpažinti. Iš tikrųjų, mes labai nenorime, kad ir klasiokai rūkytų ir panašiai kalbame su jais apie tai, bet jie mūsų neklauso. Tai gal tos pamokėlės jiem irgi padės. Vesdami seminarus mokyklų komandoms, projekto lektoriai akcentavo pagrindinius vaiko įgūdžių formavimo aspektus. Jauną žmogų svarbu mokyti išreikšti jausmus, paskatinti kalbėtis apie patirtus išgyvenimus. Reikia sugebėti įžvelgti teigiamus vaiko bruožus ir tuo remtis. Kai kurie vaikai, ypač kurie rūko, jie nelabai nori apie tai kalbėti, jie nenori prisileisti, jie kol kas nenori nieko keisti savo gyvenime, nors be abejo tiek ir namuose girdi, ir mokykloje mes įvairias ir prevencinės programas, ir tai tikrai nėra pirmas kartas, kai su jais kalbama, bet ko gero, galbūt čia ypač vyresni, taip, skeptiškai nusiteikę, rezervuotai. Ir mes vedėm kaip užsiėmimus diskusijas, grupinius užsiėmimus, tai su žaidimais, su pratimais ir be abejo su medžiaga, kurią mes gavome sveikatos biure. Antinikotininio klubo veikla pagrįsta vertybinių nuostatų ir įgūdžių formavimu, siekia suteikti reikiamų žinių. Didelis dėmesys skiriamas pozityviai aplinkai kurti, leisti vaikams pasireikšti jiems priimtinais būdais, išlaikant orumą. Akcentuojamas vaiko elgesys, o ne jo asmenybė. Mes tikrai turbūt gal netgi akcentavom labiau apie savęs pažinimą, savo poreikius, apie bendravimą, būtent visokius tokius dalykus ir jau, sakykime, be abejo, ten buvo ir apie rūkymą, bet tai nebuvo tikrai pirmoje vietoje, kad jūs meskite tiesmukai su paaugliais, tikrai nepakalbėsi ir nepabendrausi, tikrai ne. Labiausiai man įstrigo tai, kad, pavyzdžiui, kaip reklamose tose būna, pavyzdžiui, kaip netgi filmuose, kaip paslėpta tokia slapta reklama būna. Aš pats net nežinau, kad taip įmanoma. Taip tiesiog slapčia skatinti tave daryti, kaip rūkymą, alkoholį. Ar daug tavo draugų, 16-mečių, 17-mečių rūko? Yra visokių žmonių. Yra labai, kurie dažnai rūko, bet yra tokie, kurie
už sveiką gyvenimą. Tikrai. Pilaitės gimnazijos pedagogai surengė 6 antinikotininio klubo paskaitas 2 klasėms. Šiandien mokyklos psichologė mano, kad ir kitais metais tokių paskaitų diskusijų reikės ir netgi daugiau. Projektu nenusivylė ir jo iniciatorius Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. Laikom, kad labai pavykęs projektas, tikrai dabar tos mokyklos, kiek mums davė ataskaitų, tai yra ir metusių rūkyti, ir metančių rūkyti, yra ir susidomėjusių, yra tėvų didelis palaikymas ir mes planuojam šiais metais tęsti tą projektą ir plėsti. Kitais mokslo metais antinikotininis klubas turėtų veikti ne tik daugelyje sostinės mokyklų, bet pasiekti ir Vilniaus rajoną.